norėčiau padaryti porą lentelių įdomesnių. Va, vieną turim tokią lentelę pažyma. Šita pažyma yra taip, kad čia galėčiau įrašyti toj vietoj visus reikiamus dalykus. Ir šita pažyma yra padaryta lentelės forma. Jeigu aš įsijungsiu tinklelį, tai matot, yra tokia lentelė. Paprastai yra daroma taip. Reiškia, vienoje eilutėje rašoma pažymime, kad ir taip toliau. Kitoje eilutėje visas tekstas, tas mažesnis, galim pasakyti, skliausteliuose. Ir vėl taip, kas antra eilutė. Dabar stulpelių gali būti daugiau, gali mažiau. Jeigu reikia, susiskaldom langelę, galim su pieštuku pripiešti ir panašiai. Na, šiaip aš paskaičiuočiau 1, 2, 3, 4 stulpeliai, sakykime, čia yra. Šiaip aš jau šitą pasidariau visą lentelę va tokią, reiškia pažymime kas, antroje eilutėje va yra taip. Va toks yra dalykas. Ką dabar toliau darom? Pasižymim va tuos 2 langelius ir prie to juodulio tempiam čia, kad nukrito. Reikia į antrą eilutę, reikia tai padaryti, kad jis nenukristų, va šitaip, kad būtų, matot, yra šitaip. Dabar gimęs, reiškia, vėl reikėtų pastumti galbūt į tą pusę, nes vardas pavardė turėtų būti daugiau, netgi galbūt gimimo metams gal mažiau duokim, reiškia, vietos, nukrito, bet mes taip darykim, va taip, sakykim, yra. Dabar paimkim ir pasižymėkim visą šitą eilutę ir ją sumažinkim, pavyzdžiui, 8 dydžio ir sucentruokim, kad tiesiai būtų po liniją. Reiškia, čia rašysim vardą pavardę. Toliau yra ir yra mokymo įstaiga apačioje, tai yra, aš pastumiu šitaip, ir galim pasižiūrėti, kaip atrodo, reiškia, tam mokymo įstaiga, va, yra per visą lentelę, ir dabar aš galiu daryti tokį dalyką, kad čia paimsiu ir sujungsiu visus langelius, šičia sujungsiu visus langelius, reiškia, suliejam, vėl žymiuosi mokymo įstaigą visą eilutę, padarau 8 šriftu ir centruoju, kad būtų tiesiai po šituo. Dabar kursas didelės vietos nereikia, tiesiog tiek, kad parašytumėm kursas, reiškia, toliau kurso irgi daug nereikia, tik tai žodis lieka, taip kad toks būtų specialybė studentas, truputėlį yra ne taip, kad būtų vienoje eilutėje. Dar neišeina vienoje eilutėje. Iš principo galima, jeigu neišeina, sumažinti tarpelius tarp teksto ir šito. Reiškia, ir linijos, lentelės ypatybės nueinam, pasirinktis ir padarom, sakykime, po 0,05. Gerai, va dabar telpa specialybė studentas. Dabar šičia dar padarysiu 8 šriftą. Ir sucentruosiu. Dabar reikėtų visas linijas nuimti, palikti tik tai ten, kur reikia. Ką tai reiškia? Geriau paimti viską. Aš paimsiu ir nuimsiu visas linijas. Čia pasiemu, dabar man reikės jo dažniau, todėl nusiplėšiu, nuimu visas linijas, lieka tik tai tinklelis. Dabar dedu liniją šičia, dedu liniją šičia, dedu liniją šičia, dedu liniją šičia, dedu liniją va šičia, va ir turim tokią lentelę kaip formą. Reiškia, dabar jeigu aš nuimčiau tinklelį, va turim formą lentelės tipo. Tai vienas iš dažniausiai tokių visokių formų darimo būdas yra lentelė. Dar vieną lentelę norėčiau tokią įdomią, va iš tokio pavyzdžio, va šitokia yra lentelė, lentelės langelė 1 cm kvadratai. Aišku,
tikroviai gal darbe ir nepasitaiko tokių lentelių gaminimas, bet gali tokia būti. Bet šiaip čia visi yra galimi tokie įdomus atvejai, tiesiog pabandymui padaro. Škia yra 5 stulpeliai ir 5 eilutės. Paimam dabar lentelę ir pasistumiam, darom lentelę 5 ant 5. Čia 5 ir čia 5. Taip. Dabar man patinka labiau, kad iškart matyčiau, reiškia, kad būtų po 1 centimetrą. Visą lentelę pasižymiu, einu į lentelės ypatybės, eilutė sakau centimetras, ir galiu nurodyti tiksliai, reiškia, stulpelis, reiškia, būtų irgi centimetras ir spaudžiam gerai, turim va tokią dalyką. Šiaip dar ta lentelė išsikraipys, bet man tai patinka. Dabar vidurį pasižymiu, aš noriu padaryti va tą dvigubą tokią liniją. Reiškia, dviguba linija kažkokia yra, aš labai neieškosiu, kad tokia pat atitiktų, sakykim, va yra tokia dviguba linija, nusimu šituos ir sakau, aplink visą tai yra dviguba linija. Taip. Dabar reikėtų susirašyti tekstą ABC, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ir darom. Šičia paspaudžiam, kad būtų didžiosios raidės A, B ir C. Ir čia būtų 1, 2 ir 3. Galima kopijuoti, bet aš tiesiog perrašysiu tą patį, gal net greičiau išeis. Ir va šičia bus 1, 2 ir 3. Turim čia. Dabar, jeigu pastebit, kad šitie stovi centre langelio, todėl visą, šiuo atveju visą pasižymėsiu, nes daugiau tekstų nėra ir nurodysiu, kad visi lentelės tekstai eis centre. Va tokiu būdu nurodysiu. Taip. Dabar dalis yra pakrypę, reiškia ne taip, yra iš apačios į viršų ir čia yra kitaip parašyta, ir pabandom padaryti vėl taip. Pasižymiu šitą arba netgi visą galiu žymėti ir keičiu kryptį iš apačios į viršų. Kai dariau šitaip, langelis įsitempė, neišlaikė man to 1 centimetro, ir čia kažkaip apversiu taip, todėl aš vėl turiu eiti į šitą ir stulpeliai 1 centimetras, eilutė jau nebe 1, reikėtų iš naujo padaryti 1, spaudžiu gerai, ir turim tokią lentelę. Dabar dažna klaida būna, kad sulieja langelius ir gaunasi taip, šitaip daryti nereikėtų, atstatau, reikia tiesiog nuimti linijas matomas, dabar nėra įspausta, kadangi linija tokia yra. Tada aš pasirenku tokią liniją, uždedu ir nuimu. Pasiimu. Čia pasižymiu, uždedu, nuimu. Dabar nuimsiu horizontales linijas. Uždedu, nuimu ir uždedu, nuimu ir turim va tokią lentelę. Jeigu būtų tinklelis, būtų taip. Va ir padarėm.